Buvo tripta, buvo šokta vakar. Aš esu psichopatas, nes aš valgau jogurtuką su sriubiniu šaukštu. Galbūt. Another day, another slay. Sveikos merginos. Mes šiandieną turim Nam kosmetiką ir kokius dabar pavalgiau jogurtuką, kokius 7 kartus galvojau, va, dabar jau paimu, pasižiūriu, ar čia tikrai yra tokia kosmetika iš ten ir ten. Nu, bet nu taip, nu, kas dar gali, jeigu ne lenkai, su visa pagarba. Tai turim kaip ir lenkų kosmetikos brandą. Nam, nežinau kaip tarp. Turim iš tikrųjų gana nemažai visko ir mes ir turime makiažo pagrindą, kuris bus ryškiai per tamsus, man bent jau taip atrodo. Tada turim setting powderį, turim kažkokią lūpų kaukę, turim lūpų pieštukų porą ir turim tokią šūsnį įvairiausių produktų. Ten, kaip supratau, idėja yra ta, kad tu gali nusipirkti kažkokią tai geležinę dėžutę tenais ir, žodžiu, kaip magnetukus viską taip tium, nu, žodžiu, susikurt pat savo paletę gali, arba gali pirkti normalioj pakuotėj. Taigi, iš šitų va, aš turėsiu tokius, vat, akių šešėlius. Aš esu turėjus tokius metalik, bet tokius baltus irgi iš šito Nam, tai aš vat vieną vienintelį produktą jau esu bandžius iš tos kosmetikos, tai vat šešėlius. Tai kosmosas, ta prasme, kaip Bobbi Braunas, nežinau, kas labiau kosmetika domintis, tai žinot, kad Bobbi Brauno tie žėrinti šešėliai yra kažkas tai wow. Tai va, tai pasiėmė dabar rudą spalvą, tada skaistalai. Nežinau, aš šiaip nelabai esu skaistalų žmogus, tai neįsivaizduoju, ar čia normalią spalvą pasiėmiau, bus matyt. Tada turiu highlighterį ir turiu 2 kontūravimo priemonės. Sunkienu. Pirmiausiai, ką galim padaryti, paimti lūpų kaukę išbandyti. Iš tikrųjų erzina, nes nieko neparašyta angliškai. Ką turėtų daryti, kaip turėtų daryti. Viskas tiesiog lenkų kalba. Žiauriai juokinga, jeigu čia ne lenkų firma, aš lenkų. Tokia kaip išdžiūvus atrodo. Ai, ne. Labai kažką primena kažkokius saldainius iš vaikystės. Malonu, nežinau. Labai iš karto noriu špaklių išbandyti. Šiaip galvojau paimti ir maskuoklį, bet kažkaip maskuoklis nesužavėjo, nes kai pasižiūrėjau, tai labai taip aliejai atsiskyrė ten nuo priemonės. Nu, gerai. Ir kokie mes čia turim? Real Skin Foundation. 9% natūralu. Biesa žino, kas čia bus iš tikrųjų. Šik. Aš geriau suplaksiu. Gerai. O dieve. Žinot, kokią smarvę? Kaip babučių kosmetikos. Nu, nieko nepadarysi. Dar tarp kitko, po praeito video apie Essence kosmetiką aš dar kartą panaudojau tos pačius produktus. Tai žinokit, visai nieko. Visai sueina tas kremukas. Gerai. Ką manau apie šitą, nelabai man ir skiriasi, ar aš su, ar aš be. Nu, skiriasi, bet ta prasme ne kažkaip tai wow. Ir turiu paminėti, kad čia buvo 3 paspaudimai. Nežinau, man tai čia daug. Nes įprastai tai 1 ir gana. Ir kvapas, tai sakau, nu grinai mačiau čia tokia kosmetika. Nu, bet 9% natūralinė. Nežinau. Bet vėlgi, labai sunku, aš ką ir pastebėjau,
kad kaip pasidažiau per praeitą video su, pavyzdžiui, Essence kosmetika ir kaip aš po to pasidažiau antrą kartą, yra 2 skirtingi makiažai. Jeigu iš pirmo žvilgsnio labai nepatinka, nereiškia, kad išties blogas produktas. Gal tiesiog reikia kažkaip kitaip panaudoti, nes tą kremuką, kaip ir minėjau, Essence'o, tai be to blizgalo viso tepiausi, tai ir daug mažiau ir raukšlytė subėgo ir viską. Bet mesgi ne apie Essence'ą, Daiva, mesgi apie nam dabar. Toksai labai glowy efektas. Labai. Nieko blogo labai nesakau. Noriu biškį savo maskuoką. Tai. Aфигенно švepsas. Rekomenduoju. Gerai, įmam setting powderį. Irgi. Ant šitos yra parašyta, kad 90% natūralu. Na, good luck. Nežinau, ar matos per kamerą, bet realybė tik kaip su blūru. Ok, pabandom visą veidą. Biškį paliekam ir tada mes taip. Šiaip atrodo visai gražu. Gerai, toliau. Pradžiai pasiemam šaltesnę spalvą ir mes pabandysim pakontūruoti. Dulka, tai žiauriai. Bet aš nepasakyčiau, kad čia šaltas atspalvis iš tikrųjų. Kad labai jau čia kontūruot. Na, nežinau. Ir ar man vaidenas? Vėl tas pats močiučių kvapas, aš nesuprantu. Gerai, ir tada įmam kitą. Bronzerį. Čia violetas šiltas tonas turėtų būti. Ką čia man? Draugė rašo. Dar apšnekinėjom. Va. Kebra drokas nejuokingas yra. Laidasi labai sunkiai. Aš nesu turėjus tokio bronzanto, kur taip sunkiai sklaidytųsi iš tikrųjų. Nežinau, matosi, bet turi blizgučio savyje. Kaip cute. Bet trūpa. Aš vos paliečiu. Ir šiaip tai tokia intensyvi šiandien jaučiuos toks. Full make-up. Jau ne šiaip savo šuns papas. Kalandar biškį. To pičio į akytes. Man taip pat. Dažnai patinka, aš taip darau, kad tiesiog sujungi veidą su akim. Gerai, greitai biškį antakiukus pasidažysiu. Highlighterį pasiemam. Shine bright like a diamond. Nu, nežinau, šiaip. Nu, toks. Per kamerą gal ir gražiai blizga, bet realybėje tai toks labai milteliuotas. Byra. Ok, viskas suknisau su highlighter. Prašiausias produktas iš šitos kosmetikos, kurią dabar čia bandau. Atsiprašau. Labai negražiai atrodo, žiauriai. Matosi tokie kaip miltai uždėti, kaip būčiau akių šešėliais pasidažius. Ir, matytus, ta prasme. Gerai, ir turim štai šiuos šešėlius dar. O, jo. Iš tikrųjų reikia tokių pasišypsoti. Tam, kad pasižiūrėti ir subėga į raukšlėles.
pasišypsom, padėkojam visatai. Ar ko jūs betikit? Kad mes sveiki, gyvi, gražus esam visi. Gyvenimas gražus. Nu gerai atrodo, tai labai gražiai. Ane? Nu blemba, nu pasaka, tu pažiūrėk. Kosmosas, nežinau. O Dieve, kaip gražu. O Dieve, blemba, per kamerą taip nesima. Kaip gražu. Žodžių nušešėliai tai yra kažkas tokio, aš nežinau, aš neturiu žodžių. Gražiai blizga kaip šlapia. Panos tikrai suprasite apie ką aš. Varykit šitų šešėlių ir jeigu jums jie nepatiks, aš nežinau tada, kas jums gali patikti. Man tik tai biškį norisi į kampučius kažko baltesnio, tai aš toj pabandysiu surasti šitos pačius tik kitus. Va, turiu tokius. Tik arčiau biškį. Yra va tokia ir dabar va šitie. Už šituos du aš galiu garantuoti, kad jie yra beleką. Žodžiu, šitą. Ir dabar biškutį dabaigsiu akeles ir sugrįšiu prie lūpyčių. Nežinau, čia labai kažkas keičias, kad aš čia tas blakstis klijuoju, nu, bet jau į kampučius tiesiog kelias uždėsim. Bet va būna jum irgi, kad žiūrit į save ir galvojat, iš kur? Tiesiog iš kur toks grožis egzistuoja. Wow, tiesiog wow. Žiūri gražiai, ne? To, lėlytė. Einam prie lūpyčių. Lūpučiukų. Ir turim dvi spalvytės. Kažkaip net nuotika, va taip. Turim dvi spalvytės. Viena būtų Cotton Candy, kita Beige Nude. Gerai. Cotton Candy. Štai tokia. Labai kreminė spalva. Beige Nude. Nu, žodžiu, kaip supratau, abi pasiėmiau tokias labai jau niūdinės. Praktiškai nesimatys. Ir šiaip labai panašios atrodo. Na gerai, šita tokia labai šalta. Beige Nude. Cotton Candy pažiūrim. Šiaip labai kreminis pieštukas, bet nežinau, ar ne per kreminis. Atrodo, kaip tiesiog užsitepo špaklius savo lūpų. Konsistencija visai faina. Man, sakau, gal biškį per minkšta, nes šiaip aš visada mėgstu dažytis pilnai lūpas su pieštuku. Aš lūpdažį nelabai mėgstu, tai nu jo, man gal kiek per minkšta. Okei, taigi, šitiek visko šiandien mes panaudojom. Ir dabar trumpa apžvalgėlė apie viską nuo pradžių. Lūpų kaukė, blemba patiko, tikrai naudosiu iš tikrųjų. Ir kvepia ne babutėm, ne mačiutėm, saldainiais kažkokiais ir tikrai lūpų buvo malonu. Toliau makiažo pagrindas, labai stipriai blizgus. Nu, galima krauti vis daugiau, kad gautų to maskavimo daugiau, bet kad antrą kartą nepirkčiau, tai 100%. Ar manau, kad sunaudosiu, kur aš dėsiu. Setting powderis, ne? Reikia pabandyti dar kartą iš tikrųjų, bet bent jau pakeis, tai, nu, gražiai. Toks net biškai kaip filtriukas atrodė, toksai, kad uždėtas, tai, nu, patiko. Nieko negaliu sakyti. Šios kontravimo priemonės, aš nežinau, žinokit. Tikrai žinau geresnių ir kurios klaidosi daug maloniau. Vėlgi, visas priemonės aš dar tikrai pabandysiu bent kartą su
skirtingais makiažo pagrindais ir panašiai. Gal čia visa esmė, nežinau, daleiskim būtent šitam setting powderį, gal čia esmė šitam, bet dabar tai bendram kombo tai jie netinka visai tarpusavy, labai sunkiai sklaidos. Pieštukai kreminiai, daugiau kažko pasakyti negaliu. Spalvas labai lievas išsirinkau, turiu, aš net negalėjau pasidažyti su jom, dabar esu su savo kitą priemonę, tai nežinau. Šiaip blushas, kaip man blusho nemėgėjai, tai patiko spalvytė. Dabar taip kaip žiūriu, ir pigmentacijos yra, ir spalva yra graži. Ko ne? Spalvytė įdomu čia kokia. Numeris 4. Numeris 4 Sun Kiss. Ir tada highlighteris. Von iškart metam. Kamera vis tiek gražu, bet realybė negražu. Believe me. Ir didžiosios meilės tai yra šie šešėliai. Lizgus jų šešėliai, kaip ir visi brandai turi kažką, ant ko jie pagauna tą arkliuką ir aplink tai tada eina visas tas brandas, tai jų 100% yra šitie blizgų šešėliai. Tokią kainą, jiem praktiškai visada būna akcija, kainavo gal 4 eurai. Ta prasme, juokaujat. Čia kosmosas yra. Šiaip reziumė, jeigu ne tas kvapas, tikrai sakyčiau, kad visai nebloga kosmetika. Iš esmės tai aš atrodo gerai. Šiandien apžvelgiam nam kosmetiką ir reziumė. Nebuvo taip blogai. Tą video tai baigiau ir dabar sakau, nebuvo taip blogai, tikrai, atrodau gerai, jaučiuosi gerai. Tai va, šiandien būtų iš manęs tiek. Labai tikiuosi, kad patiko. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti like arba subscribe. Myliu, bučiuoju ir iki. Čiau, čiau. Ar nepasakiau, kad susitiksim kitose video. Iki.